Taigi, pradėkime nuo mūsų lengvojo pirmojo lygio 4-2. Lengvas alus, lengvas atidarimas, visiems puikiai žinomas atidarimas su žiebtuvėliu, todėl negaišiu ir svarbiausiai šiandien yra atidaryti visus butelius, nesulankstant kamštelio, nes mes darysime uniformas, kurias pamatysite mūsų tinklapyje Facebook'e ar kažkaip panašiai ten. Taigi ir pradedame. Atsargiai ir gražiai atidarysime alų. 1, 2, 3. Ir štai kaip puikiai mes turime nesulankstę kamštelio atidarę alų. Ačiū už dėmesį ir pradedam. Skanus alus, pirmas lygis įveiktas. Taigi, draugai, įveikėme pirmąjį lygį ir toliau mūsų estafetėje 5 lygių žaidime yra 4-3 baltasis. Tiksliau baltas, bet išgersim, įveiksim ir jį pradarysim su taipogi paprastu daiktu atsuktuvu. Antras lygis, nieko sunkaus, viskas paprasta, svarbiausiai nesulankstyti kamštelio ir pradėkime. 1, 2, 3. O, kiek daug padaryt. Ir štai mes turime antrojo lygio alų. Dėkui už dėmesį. Antras lygis įveiktas. O, draugai, taigi, baigę antrąjį lygį, pradėkime trečią. Trečiųjų lygių mes atidarinėsime 6 numeriu pažymėtą Imperialo bonkę. Kad ir kaip būtų graudu, mes ją atidarinėsime su santechniku. Taip. Tarmiškai vadinant. Taigi, pradėkime bandyti įveikti trečiąjį levelį. Užverškime kamštelį ir pradėkime atidaryti alų. Ir pradedam. 1, 2, 3. Ir štai mes turime alaus į jūsų sveikatą, žiūrovai. Chebra, trečias lygis baigtas. Ha! Taigi, draugai, pabaigę trečiąjį lygį, žengėme į 4 ir 4 lygyje mes sutinkame 8 laipsnių stiprumo alų, kurį bandysime atidaryti su markeriu, su kuriuo galime piešti ant raudono stalo, nes jis yra raudonas. Taigi, bandysime neslangstant kamštelio atidaryti alų ir štaigi pradedame atidarinėti alų. Taigi, labai įtempta akimirka. Ir pradedame. 1, 2, 3. Alus beveik prasidarė, bet kadangi mes bijome jį sulankstyti, mes apsuksime porą kartų markerį ir atidarysime dar kartą, bandysime atidaryti alų. Taigi, pradedam. 1. Juokauju, mes apsuksime jį vieną kartą ir bandysime daryti su kamštuku, nes markerio subinė yra gan nekokios padėties, išsidraskiusi, taigi, pradedame atidarinėti alų antrojų bandymų. 3, 2, 1, Karibų piratai! Trečiųjų bandymų įveiksim 4 lygį. 1, 2, 3, važiuojam! Nešauk. Sveiki, draugai.
Bandysime įveikti 4 lygį, mūsų 8 laipsnių draugišką piktą alų. Ir jį atdarinėsime su cigarečių pakeliu, nes aš esu rūkantis, pripažįstu, bet ką padarysi? Bandysime daryti alų paprastųjų pirmos metodų su barkodu. Tiksliau, cigarečių pakelio barkodu ir štai mes taip paprastai įrėmėme į cigarečių pakelio kampą alaus butelį ir bandysime daryti alų, susikaupę ir visiškai rimtai. Nes kitaip mums gali nepavykti. Jeigu bus pernelyg nerimtas, man nepavyks, o kaip matote, man tikriausiai nepavyks. Taigi, pradedame ir važiuojam. 3, 2, 1. Alus atsitrenkė į stalą ir pratęskime atidarinėjimų seriją su markeriu. Taigi, 3, 2, 1, važiuojam dar kartą, nes atidaryti alų su markeriu yra būtina, nes tai kitaip prieštarautumėm savo kodeksui, atsiprašau, nepavyko įremti. Ir pradedam. 3, 2, nuimkim kamštelį. 3, 2, 1 ir juokavau, nes čia kažkaip išsitepiu rankas. Taigi pradėsime dar kartą. Taigi, 3, 2, 1. O! Vytautas, mineralinis vanduo Vytautas. Ir štai mes turime alaus. Taigi, mūsų 4. lygis baigtas. Ačiū už dėmesį. Sveiki, draugai, susirinkome čia boso lygiui, kuris yra 5. Ir bandysime jį atidaryti su ekstremaliu daiktu, tai yra škudras. Taip, tai yra škudras, bandysime su škudru atidaryti alų. Tikriausiai mums seksis gan sunkokai, nes medvilnė, žinote, sintetikos daug, tai mes, aišku, nesam iš Greenpeace, mes esam iš Alus Peace Together, Drink Together, Sleep Together, Fuck Together ir pabandome daryti alų. Užriškime alaus kamštelį ir bandysime daryti alų. Svarbiausia yra jausmai šiuo atveju. Priglauskime prie širdies šį alų ir tempkime, kiek turime jėgų. Ir bandykime neišlieti alaus ant mūsų kolegų, svečių ir panašiai. Taigi, ir pradedam. 1, 2, 3. Draugai, pasiekėme finalą. Mūsų bosą 5. lygį. 9 laipsnių. Taip. Nuostabu, tiesiog nuostabu ir mes jį bandysime daryti su tikriausiai vienu iš ekstremaliausio atidarymo atveju, tai škudru. Taigi pradėkime. Apriškime alaus kamštelį škudru ir bandysime jį atidaryti paprasčiausių tempimo lanksčios vilkties metodu. Ir pradėkime. Įtempkime mūsų aparatą atidarymus ir pradedam. 1, 2, 3. Ir štai mes turime alų. Taigi
kolegos, ką tik pabaigėme 5. lygį, kuris buvo bosas. Aišku, mums jis buvo su dujomis, nes netyčia mūsų kviestinė žvaigždė pripurškė savo ekstremalių dujų ir tai kinko, nes mes geriam arkliakinkį. Ir kaip jums pasakyti, dėkui už jūsų žiūrėseną ir dėkui už dėmesį. Klepas jūs.